Top Gear nutarė savais būdais įsiaiškinti, ar pernai rudeniop Druskininkuose duris atvėrusi Snow Arena iš tiesų yra gera. Tai yra, kiek 460 metrų ilgio ir 50 metrų pločio trasa sugebės pasipriešinti piktiems visureigiams. Pakelti Top Gear mestą pirštinę ir išbandyti jėgas netradicinėse lenktynėse priėmė 3 bekelės monstrų konstruktoriai. Principas toksai, mes pabandom iš pradžių Latvijos, Estijos ir Lietuvos Top Gearo žmonės susiskirstyti į komandas, ištraukiant burtus, su kuriuo automobiliu kokiojame ekipaže važiuojam. Ir pabandom, kas arba greičiau užvažiuos į viršų, arba kas toliau nuvažiuos nuo pačios tiesiog, nes tai irgi rimtas ledo kruopos, toks įsirtas daiktas, kuris baisiau negu telkė turbūt. Šios trikovės nugalėtojas turėjo susirungti su 2 netradiciniais varžovais – Airo rogėmis ir 8 haskių kinkiniu. Lietuvos, Latvijos ir Estijos Top Gear žurnalų redaktoriai burtų kelių išsiaiškino, kas prie kokio visureigio vairo sėda. Kolegai iš Talino, Urmai Ojai, atiteko servise auksinis vairas sumontuotas mini monstras. Latvis Ilmarsas Ilkumas sėdo į unikalų Ričardo Malaiškos pagamintą visureigį. Top Gear Lietuva redaktoriui Renaldui Gabartui atiteko sąlyginai nedaug perdirbtas Toyota Land Cruiser. Daugkartinis Dakaro lenktynių dalyvis Antanas Juknevičius prieš startą slėgį padangose sumažino iki maždaug 80 atmosferos. Neįtikėtina, tačiau tokia smulkmena suteikė lietuvių ekipažui beveik triuškinamą pranašumą. Litrų darbinio turo Toyota dyzelinių motoro ginkluotas Baltaksim visureigis į priekį brovėsi užtikrintai, tačiau pastebimai lėčiau. Įspūdingasis mini monstras, vairuojamas Urmo Oja, po starto šovęs pirmin, netruko prasigraužti provėžas ir juose prasmegti. Мы поедем на Дакар. Ребята! Pasiekti Snow Arenos viršūnę Toyota važiuoklė turintis mini monstras sugebėjo tik po to, kai taip pat radikaliai sumažino slėgį padangose ir į saloną įsisodino porą papildomų keleivių. Netikėtumai laukia ir antrajame Top Gear lenktynių etape. Nors manevruodamas iki starto vietos, Airo rogės kėlė uraganinį vėją, kovinio važiavimo metu čia įmontuotas Subaru variklis, nežinia dėl kokių priežasčių, užduso. Šiokiščiausia, kad iš tiesų Airo rogės taip sudėtingai čia jam buvo, ar pritruko galios, ar kažko tai, nes aš spėjau, kad jos turėtų laimėti. Kai jau atrodė, kad šiuose beprotiškose Top Gear lenktynėse triumfuos mašinos, siurprizą pateikė haskių kinkinis. Indrės Daujotienės vadėliojami rogių šunys taip šovė pirmin, kad Toyota monstras šio okteto nepavijo iki pat finišo.